Labas rytas, chebrytė. Nauja diena, nauja savaitė. Šią savaitę užsimsim ir bandysim užbaigti jau su mūsų Audi A8. Ta, kurią surinkom. Čia viskas buvo tik surinkta šiaip ant snarglių, tai pasakius. Nėra dar balkis uždėtas, žibinto vieno nebuvo. Va, gavau 2 naujus europinius žibintus. Nors vienas buvo sveikas, tai dabar turiu 2. Jeigu kam reikia amerikietiško žibinto kairės pusės, tai rašykit. Galėsiu nebrangiai parduoti, nes aš nusipirkau abudu europinius. Turiu ir begą sumontuosiu. Kelienų jau bus pajungtas. Susitariau su elektrikais, važiuosim žiūrėti, kodėl važiuoklė neveikia. Užsirakinus yra kas per 2 klaidos. Nuimsim vėl bamperį, dėsim iš naujo balkį, kuris tenai guli, padėtas, va matosi. Išpilsim, buvau tam kartui užpylęs vandens, bet pilsim lauk ir pilsim antifrizą G12 šito automobilio eina. Tai kaip ir minėjau, toliau pas elektrikus. Dar reikės patikrinti, sako, kad gali būti šovęs ir diržas. Tai reikės išsiimti vairuotojo diržą ir pamatuoti varžą. Jeigu tenai nulinė varža, tai reikės vežti staigiai sutvarkyti. Štai taip chebra atrodo sutvarkytas airbagas. Viskas kaip ir savo vietose. Dabar imam, dedam į savo vietą airbagą, montuojam. O čia bus reikalų, aš jau spėjau ir pamiršti, kaip jisai čia dedasi. Kur jisai čia dedasi. Kažkaip tai čia kažkas tai tokio. Ką bandam dėti dabar jau viršutinę apsaugą. Airbagas savo vietoj. Viskas savo vietoj. Jungikliai vietoj. Čia viskas turi veikti. Toliau mes dar turim šitą pardytą, bet su šito čia paskui gal aiškinsiu. Žiūrėkit, lapkės dar yra. Bėgiam. Irgi neblogai. Gerai, sekantį ką darysiu, tai eisiu išsiimsiu šitą va diržą. Šitą va. Ir pamatuosiu jo varžą. Lengvai yra dasikasti iki jungiklio va. Yra airbego. Tai čia jį dabar tiesiog atjungiu, atsinešu testerį ir pamatuoju varžą ir tiek žinių. Žiūrėkit, chebra pasistatom ant omų, kad rodytų omus. Tarkim, ant 20 omų. Ir va, yra fiškė. Yra kontaktai, taip. Ir pas mane sunku parodyti, aiškus, man dabar jungiam. 0. Kitas 0. Viskas, to diržu viskas aišku. Reikia vežti, tvarkyti. Dabar kad tvarkyti, o Jėzus, krūva reikalų. Šitą
tą nusiimti, bus proga jį išsiplauti. Čia 10 rakteliai, smulkmena. Visą tą nuimam, nuo sėdinės šono apšaifkės nuimti, atsisukti viską. Ten specifinis varžtas labai pačioj, va, stovi. Žvaigždutė toksai, ne žvaigždutė netgi, kaip ten pavadinti, bet aš turiu tokių raktų. Na, einu staigiai viską atsisuksiu ir bus chebra proga išsivalyti čia viską, nes čia yra jau tikrai purvo prisikaupę. Misija galutinė, neprasideda. Lupam lauk faras, imam velniau bamperį, sustatom europinės faras, po jį pakeičiam tepalo aušinimo radiatorių. Dabar kam reikia amerikietiškos faros, va, galiu visai nebrangiai parduoti, aišku, yra va čia va, šito laikiklio nėra nulaužtas, šitą aš taip tik tais va prieknėdėjau, bet yra parsiduoda rem komplektai, kainuoja apie 40 eurų. Ir čia yra net specialiai padaryti, va, parodyk. Laikikliai, va, varžtam, iš šitos susisuka remontiniai tie laikikliai, va, šį čia vėlgi yra specialiai padaryta, prisisuka naujas laikiklis. Visi laikikliai, žodžiu, gali būti susukti nauji. Nu ir turėtumėt gerą farą, kam reikia, kairės pusės. Turim vieną sveiką va purkštuką, naudinės. Tik reikia išsiaiškinti, kaip jį išimti. Kameristas, sakė, moka. Sakė, nefrina neims man. Tai aš jį išimsiu ir eisiu snukį kameristui duoti. Laiky, kameristas. Čia yra nuo kurios pusės? Nuo kairės. Nuo dešinės. Nuo kairės. Ha, žiūrėk, kaip jį išstatytina. Taip, niekaip, o ten radiatorius maišo. Kaip jisai čia gyvatėlę įsistato. Negi radiatorių reikės imti dėl šito lauk. Čia reikėtų su tais visais vamzdynais išsiaiškinti. Nu čia maišo tas tepalo. Va. Taip turėtų būti. Taip įkristi. Bet tai kaip čia įkišti, blecha. Maišo vėliukas. Va. Va. Opa. Yra tokia, kad reikia atsikratyti šito radiatoriaus. Dabar per kur jį geriau atsikratyti, palauk. Vienintelis variantas jo atsikratyti yra opa, atjungti juos čia. Bet atjungti reikia staigiai iš karto labai greitai užmauti atgal. O jisai, nes per juos jisai pasileis tepalas iš karto. Malonumas menkas čia šitą perėminėti, bet kad mums dabar reikės, nori, nenori, tepalą užpildyti. Tai čia yra 100%. Jo-majo, kameristas breiklinerio suorganizuosi? Ne? Ne, nu kameristas prisiprašys šiandien. 100% garantuoju. Taip, aušinimą permetėm. Čia dabar reikia varščiuką įsukti. Varščiukai audžia. Va, čionai. Taip. Kokį čia galvo. Taip, limpenki. Tai papildymas, solė.
Reik tiesiog koks kvailas papildymas. Žinai, ką aš galvoju? Žinai, ką aš galvoju? Nežinau, aš teisus ar neteisus, bet šitie vamsdukai būtų žiauriai fainai juos pakeisti. Pačius vamsdukus ar gumelės? Kas gumelės? Nu, tai Jokių čia nekeisiu. Haltūrina. Ką, balkiuką dedam į vietą? Aha. Tu tų varžtų kameristas daugiau neberadai? O jų turi būti. O dar vienas. Nu kaip, ai, mažesnis. Jis eina čia į apačią. Greičiausiai va čia va. Jo. Primatavimas numeris 2. Žibintą reikia reguliuoti. Bet čia reikės vežti jau pas kabulistą čia jau. Aš net nenoriu prasidėti. Nes čia suderinti tos tarpukus visus. Čia yra reikalų. Statytos, bet nepajungtos. Galim pajungti. Galim. Pažiūrėk tu šitą gražuolį. Tik tas velnas, ane? Nu. Žinai, kad reikia kompo. Nu, kompas yra palauk kur. Audinį? Audinį kompas, nebuvo. Dirbi kameristas. Šokį mašiną ir įjungsi kompą. Labas rytas, chebra. Nauja diena, buvau atidavęs savo šaudinės žibintus. Galinius europinti, o šiandieną kaip tik pasiėmiau. Daugam kyla klausimai, kas ten persidarinėja. Čia yra lediniai žibintai. Tai va taip va išsipjauna korpuso galas, va matosi va. Išpjauta. Va aplinkui visur išpjauta. Perlitoja pačius ledus. LED lemputės ar juosta, nežinau, kad ten perlitoja. Pakeičia schemas ir atgal įlitoja. Ir va viskas čia gražiai užklijuota, užlakuota, kad nebūtų niekur jokios drėgmės. Nu ir va, ir eisiu toj statysim, žiūrėsim kaip jie atrodo, kaip veikia. Galit pastebėti veiksmą. I'm taking it slow, but I just want more. I'm taking it slow, just go with the flow. I'm taking it slow, my knees on the floor. I'm begging for more, it's you I adore.
Hebra, suklydau dėl mirksėjimo žibintų. Jie dabar pas šitos mašinos pasirodo, viskas čia yra tvarkoj, pas amerikonus čia mirksi stabdis. Tai va, dėl to jas ir mirksi raudonai. Šiaip tai reikia pas elektriką važiuoti, kad perjungtų iš stabdžio į posūkį, kad mirksėtų. Tai va, ir tada pradės mirksėti jau oranžinė spalva. Nebemirksės stabdžiai patys. Ir bus jau oranžinė spalva, viskas čia yra gerai. Čiut žmogaus neužsipoliau. Nu nieko būna. Gerai, varausi pas elektriką, tai šią savaitę apie šitą mašiną greičiausiai daugiau niekur nebepamatysit. Airbagą šią savaitę ką su ją padariau, tai stačiau airbagą, diržo airbagą pakeičiau, toliau žibintus europinau, pakeičiau, kas dar. Nu ir kaip ir viskas. Ai, bamperį ten biškį aprinkau, pakabinau ant kelių varžtų, kad galima būtų nuvežti man pas elektriką, kad nenukristų. Ir tenai yra papildomai laidų visokių. Nu, čia reikia, kad elektrikas jau išsiaiškintų, perprogramuotų viską. Žibintus reikia, kad suprogramuotų, nes irgi netaip veikia, nors žibintai gražus, viskas jau šviečia. Galim dar kartą pažiūrėti. Audinė, manau, jau greitų metų pilnumoj važiuos. Va, žiūrėkit.